Sakė, reikia prakočiot gazą prieš užvedant šaltą. Kažkur jau čia mašinos gerai girdisi, iš jų visai netoli kelio. Šitaip atrodo kelionė, kai tiesiog norėjau pasimti savo golfą iš serviso. Bolt kelionė kainuotų apie 20 eurų, todėl nusprendžiau sutaupyti ir numinti dviračių. Mano bičiulis Ugnius neseniai parekomendavo išbandyti Osmand navigacijos appsą. Na tai ir išbandžiau. Vos startavus navigacija pasiūlė keistus posūkius. Pirmiausia, žvyrkelis. Pradėjo be perstojo cypti priekinio rato stabdžiai. Pakeliui atradau apleistą kupolą. Sustojau jį apžiūrėti ir susitvarkiau ratą. Toliau navigacija vedė smagiais grįstais keliais, bet kai liepė kirsti geležinkelį, teko dviratį persinešti. O tada miško kalnai ir nuokalnės. Mano hibridinis dviratis tam visiškai netinkamas. Važiavimas virto stumimu, o saulė tuo metu jau leidosi. Galiausiai aukštoje pievoje kelias baigėsi. Žemėlapyje jis buvo, bet realybėje tik žolė iki pečių. Vieną kartą nusiverčiau, bet nieko rimto. Po kelių kilometrų kovos pagaliau išlindau į kelią ir juo greitai pasiekiau golfą. Golfas rastas, dviratis atlaikė. Iš paprasto pasivažinėjimo gavosi beveik ekspedicija. Ką jūs būtumėte darę? Mynę iki galo ar grįžę namo? Argi ne ledukas, argi ne romantika. Tai 2 valandos 17 minučių, 22 kilometrai. Neblogai. O jūs sekit, laikinkit ir komentuokit.